Jei Šiauliai turėtų neribotą biudžetą vienam naktinio gyvenimo projektui, ką pasiūlytumėt? Jeigu norėsite romantiško pasimatymo, tai mes jums galim sutartų laiku pasakyti, jungsim fontaną dėl jūs. Greičiausiai mes į pensiją išeisim kokius 70. Staklininkas, mano vadinasi, tokia specialybė. Šiauliai gali pasiūlyti tai, ko negali kiti. Sveiki visi, šiandieną su jumis studijoje Šiaulių valstybinės kolegijos studentų atstovybės nariai, tai yra aš, Titas ir Evelina. Ir šiandieną svečiuose turime mūsų mylimą vicemerą Justiną. Sveiki, sveiki gyvi. Taigi, pradėsime nuo paprastų klausimėlių, būtent apie jūsų studentišką patirtį Šiauliuose. Gerai. Tai kokie būtų 3 dalykai, kuriuos kiekvienas studentas turėtų padaryti Šiauliuose prieš baigiant studijas? Prieš baigiant studijas? Girdėjau gerų atsiliepimų ir matau, kad geram pamate esat. Tai visų pirma turėtų į kokį nors vieną studentų, bent jau vieną vakaronę. Sudalyvauti bent vienoje vakaronėje, tai čia manau būtiniausia yra. Bet jeigu jūs sakot, kad jūs jų beveik kiekvieną mėnesį organizuojate, tai čia proga pareklamuoti turbūt tas vakaronės, tai be jokios abejonės. Nesuras naujų draugų, ar iš kolegijos, ar iš technologijų mokymo centro, ar iš akademijos, ar šiaip miesto bendruomenę, pamatyti, kaip jinai naktinėme gyvenime atrodo, manau, ypatingai yra svarbu. Antras dalykas, tikrai siūlyčiau ir ką mes turim išskirtinio čia, tai yra gerokai mažesnį konkursą į Erasmus galimybės, tai yra, jeigu tu nori pusę metų pastudijuoti kur nors, nežinau, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, galbūt mažiau egzotiškai Čekijoje, ar Slovenijoje, ar Lenkijoje, tai aš manau, kad Šiauliai turi geriausias galimybės, nes esam padarę analizę, kad praktiškai visi norintys gali gauti vietą būtent Erasmus programoje, tai manau, kad geresnės galimybės nėra, nes tada tu visiškai iki galo įtvirtini savo anglų kalbos žinias, kas yra ypatingai svarbu, nes be anglų kalbos tu turbūt savo profesijoje, nei žingsnių į priekį nepaeisi. Tai tie 2 dalykai yra be jokios abejonės labai svarbus. Ir trečias yra, jeigu buvo vakarėliai, buvo kelionės, tai trečias turbūt yra atsakingas praktikas pasirinkti. Nežinau, kad mūsų darbdaviai yra alkani kolegijos studentų, antrakursių, trečiakursių, kurie yra pasiruošę be jokios abejonės jau tvirtai žengti savo profesiniam kelyje. Ir mes kaip savivaldybė esam turėję nemažai praktikantų iš būtent Šiaulių valstybinės kolegijos, tai tuos 3 dalykus būtina padaryti. Atsakingai praktiką padaryti, išvažiuoti į Erasmusą, manau, kad yra labai svarbu ir be jokios abejonės nepamiršti vakarėlių ir tos linksmosios studijų pusės. O prasidant klausimą, būtent kokias praktikos vietas siūlo Šiaulių savivaldybė? Įvairiausias. Šiaulių miesto savivaldybė pati ir darbdaviai čia. Pati savivaldybė. Mes daugiausiai, sakykime, turime, kas liečia organizacijos komunikaciją ir rinkodarą, žinau, kad turi tokią programą. Tai mes iš tos programos turim studentus paprastai, nes viešiesiems ryšiams mums visada reikia praktikantų, nes turim daug bendravimo su žurnalistais, turim spaudos konferencijas, turim galų gale vidinės komunikacijos, įvairiausios peripetijos, nes daug skyrių turime, tai sakyčiau, kad būtent, kas liečia organizacinę komunikaciją ir rinkodarą, tai be jokios abejonės labai greitai rastų praktikos vietą, tai nuolatos kviečiam. Tikrai nuolatos kviečiam. Šiuo metu turim 2 praktikantus. Nei vienas šiuo metu nėra iš Šiaulių valstybinės kolegijos, tai galim pakeisti šitą dinamiką. Labai greitai. Tai, ką darytumėt, jeigu šiandien būtumėt studentas Šiauliuose, kokią veiklą pasirinktumėt laisvalaikiu ir kur eitumėt su draugais? Kuom aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, ir čia galbūt ir savivaldybės šiek tiek yra nuopelnas, bet be jokios abejonės labai didelis nuopelnas ir pačių švietimo įstaigų, tai yra, kad turim labai gerą infrastruktūrą. Turim stadionus puikius. Kolegija turi 3 teniso kortus ir turi stadioną prie sveikatos priežiūros būtent instituto. Ir mes to neturėjom. Tai galimybės sportuoti, naudoti sporto sales, stadionus, laisvalaikio visas erdvės, kurias jūs čia turit, galų galiai ir šitą studiją, kad jūs turit. Tai čia irgi labai yra didelio darbo rezultatas, nes neturėjo prieš 15 metų ir prieš 10 metų tokių galimybių studentai, kurie buvo šiuose vietose, šiuose koridoriuose. Tai aš sakyčiau, pirmą infrastruktūrą išnaudoti. Kurias laboratorijas turėtų, gali naujausiam technologijom naudotis čia, kuriuom galbūt reikės naudotis darbe. O jeigu nereikės, tu bent jau turėsi platesnį žinojimą. Tai be jokios abejonės visų pirma, tai infrastruktūra reikėtų pasinaudoti, nes nerealios galimybės, kad tu tenisą gali nemokamai žaisti, tai čia Vilniečių, Kauniečių pasakyti tikrai niekas nepatikės. Tai tą jau turėtumėte išnaudoti. Be jokios abejonės savo geografinę lokaciją turėtumėte išnaudoti irgi, nes visiškai miesto širdį gyvenat, kaip ir savivaldybės artimiausi kaimynai kartu su katedra. Tai rasti save būtent visose miesto šventėse yra didelė vertybė. Galbūt pasavanoriauti kokiose Šiaulių dienose, Šiaulių naktyse irgi puikus šansas save realizuoti būtent kultūrinėje veikloje. Tai to aš irgi palinkėčiau, jeigu būčiau dabar studenčiokas. Galų gale net ir manau, kad čia irgi yra išvestinis statistinis indikatorius, būtent, kad Šiauliai turi patį mažiausią jaunimo nedarbą.
tarp 16-29 metų mes turim patį jauniausią jaunimo nedarbą, siekia 6,7%. Tai be jokios abejonės, sakyčiau, gal net ir padirbėti pusę etato savaitgaliais, nes matau, kad ir visi barai, restoranai ieško darbuotojų, tai prisidurti prie stipendijų ir būti finansiškai nepriklausomais, nėra geresnio miesto su geresnėmis galimybėmis negu Šiauliai šiuo metu. Nes pats tikrinu tą rinką, kad galėčiau ką pasiūlyti 12-okams dabartiniams ir žinau, kad ir kofeinai, restoraniukai, rock'n'rollas, galų gale ir kitos parduotuvės siūlo pusės etato darbą, 3/4 darbą, tai naudokitės viskuom, kuom tai galite, nes Šiauliai gali pasiūlyti tai, ko negali kiti. Čia jūs galite tapti finansiškai nepriklausomais, būdami 19 arba 20. Ir tai yra didžiulė vertybė. O kalbant apie karjerą ir ateities perspektyvas, būtent labiau apie jūsų, gal dabar karjerą, tai kokie buvo jūsų pirmieji darbai po studijų, ar ilgai teko klaidžiot, kol... Aš daug dirbęs, žinokit, aš turiu staliaus kvalifikaciją, galbūt nedaug kas žino, bet esu stalius, staklininkas mano vadinasi tokia specialybė, nes kai buvo man 16 ir 17 metų, aš gaminau palangės, laiptus, duris, grindjuosės, kadangi tikrai buvom tuo metu buvom tikrai iš sunkiai besiverčiančios šeimos ir reikėjo pinigų brolio studijoms, tai ieškau kelių, tai aš 2 vasaras pilnai dirbau parketo gamykloje, nuo 6 ryto iki 3 dienos, tai tokia buvo turbūt pati pradžia. Tada aš išvykau į Daniją studijų, prieš tai mokinausi Vilniaus universitete, nelabai man patiko, tai mečiau ir dirbau 3,5 metų, kol studijavau Lidlo sandėlyje. Ir Lidl, taip gyventi verta, tokia reklamą gal net galėčiau inkorporuoti, nežinau, gal parems vėliau. Gali būti ir taip. Tai, galėsim bandyti. Bent jau turėsim kaip kabliuką užmest, tai viskas gerai. Dirbau ten ir tada baigiau tarptautinės politikos studijas. 19 metų pradėjau dirbti pas merą kaip visuomeninis patarėjas. Tada baigė studijas tuo pat metu dariau savo magistro laipsnį Norvegijoje ir jau dirbau čia, Šiaulių miesto savivaldybėje, būtent mero patarėjų jau nebe visuomeniniu, o jau oficialiu. Ir galų gale, baigęs magistrą, baigiau dar vieną magistrą Švedijoje ir šiuo metu esu Šiaulių miesto vicemeras, tai tokia turbūt karjeros kelionė, be jokios abejonės daug yra planų B ir C, nes kai esi renkamas politikas, tai tu turi turėti alternatyvas, nes tu niekad nežinai, galbūt būsi grybas ir grybo pripjausi kaip politikas ir tikrai gali prarasti gyventojų pasitikėjimą, o mano darbas yra paremtas vien tik gyventojų pasitikėjimu, nes jeigu jie netiduo savo balso šiauliečiai ir šiaulietas, tai tada reikės ieškoti kitų kelių. Tai dabar šiuo metu baiginėjau, galiu pasakyti, gidų kursus. Nuo kitos savaitės būsiu oficialus gidas, turiu egzaminą balandžio 28, tai gal nuo dar kitos savaitės. Ir taipogi turiu ir akademinio kelio pasiūlymų, tai būtent grįžti į Kopenhagą ir būti mokslų daktaru, bent jau siekti to laipsnio ir tuo pat metu būti dėstytoju. Tai tokia yra turbūt trumpa mano karjera nuo staliaus iki gido, nuo vicemero iki dėstytojo. Yra tokių galimų kelių. Tai turbūt toks ir būtų mano atsakymas. O gal jūs ir sutiksim kažkur pasikultūrint gido formate? Be jokios abejonės, žinau, tikrai galiu pasakyti, kad jeigu reikės ekskursijos į Kryžių kalną, turiu labai gerą sistemą sukūręs, gavau 10 ir tikrai manau, kad verta dėmesio bus ekskursija, tai jeigu sugalvosit su kolektyvu, tai man tik tai jūs greitai žinutė, mano mobilus numeris yra pasiekiamas visam pasauliu, tai galite skambinti ir tartis su mielu noru. Ypač kai yra naujų studentų, kai atvyksta, gal kam nors įdomu, nes daug kas nežino nei tos raidos Kryžių kalno, nei kokia tai yra istorinė reikšmė, o aš galiu pasigirdėti 500 puslapių literatūros mokslinės perskaičiau besiruošdamas tą ekskursiją, tai tikrai jaučiuosi esas ekspertas to lauko. Ar miestas planuoja kokias nors iniciatyvas, kurios padėtų studentams lengviau įsidarbinti ar kurti savo verslą ir kokios jos yra dabar vykdomos? Be jokios abejonės, tai aš dabar po Lietuvą šiuo metu kaip tik keliauju, skleisdama žinią apie platformą karjera šiauliuose.lt ir yra visiškai netradicinė. Lyginant su kitom, manau, kad mes vienintelis miestas, kuris tokia turi. Ir tai yra puslapis, kuriame rasi ne tik studijų arba profesinio mokymo arba karjeros galimybės, bet lygiai taip pat gali rasti ir visus miesto darbdavius. Tai yra jų vidutinius atlyginimus, kuriuos moka, pelnus, jų darbuotojų skaičių ir be jokios abejonės kontaktus. Ir jie yra nuolatos atnaujinami, kadangi yra sujungti su kita platforma, tai visiškai skaidriai veikia ir be jokios abejonės vienu paspaudimu, tu iš esmės skirdamas savo 10-15 minučių laiko, gali rasti save ne tik žinantį, kur stoti, kur mokytis, kur persikvalifikuoti ir ką Šiauliai siūlo kaip gyvenvietę, bet ir kur gali potencialiai dirbti. Čia yra ypatingai svarbu ir, kaip ir minėjau, turim mažiausiai jaunimo nedarbą, tai statistika irgi yra mūsų studentų pusėje, nes statistiškai mes esame beveik dvigubai geresnėje pozicijoje nei yra Kaunas. Kaunas turi beveik 12% nedarbą jaunimo srityje, mes turime iki 7%. Tas yra ypatingai svarbu.
Kas dar yra jaunimui aktualu ir aktualiausia, tai kad daug kas svajoja apie Vilnių, apie Kauną, apie Klaipėdą. Tai šiuo metu reikia suprasti, kad mes sėdėm viename kvadratiniame metre ir 1 kvadratinis metras Vilniuje kainuoja 4325 eurus šiandien, vidutiniškai. Tai yra labai daug, o mums visiems reikia sienų, lubų ir grindų. Paprastai gal ir virtuvėlės tokios ir lovos kažkur pastatyti. Tai tikrai kainuotų didelius pinigus. Mažo dydžio būtą nusipirkti Vilniuje, kai Šiauliuose tuo metu kaina yra 1620 eurų už kvadratą. Tai beveik 3 kartus, šiek tiek daugiau nei 2,5, sakykime, karto pigiau nėra Vilniuje ir Kaune. Tai tuos rožinius sakinius reikia labai anksti nusikelti. Ir kalbu dar apie tai, kad mes esame didžiausia Lietuvos savivaldybė, kurioje gali šeimos jaunos gauti subsidijas pirmam būstui nuo 8,5 tūkstančių iki 13,5 tūkstančių. Tai jeigu yra jaunos poros, jaunai susituokę ir neturi būsto ir nori jį nusipirkti, tai Šiauliuose gali gauti paramą, kurios negausi nei Klaipėdoje, nei Vilniuje, nei Kaune. Ir tas yra ypatingai aktualu. Galvoju, dar turbūt buvo kažkuri dalis paties klausimo. Apie verslą, turbūt buvai minėjęs, ar ne, jeigu verslą norima steigti. Mes turim verslo skirtingas 10 paramos formų. Tai yra tiesiog paprasta paguglinti Šiauliai, parama verslui ir ten pamatysi 10 skirtingų eilučių. Ir juos varijuoja skirtingai. Tai yra nuo registracijos mokesčio apmokėjimo iki e-shopo sukūrimo ar rinkodaros priemonių, sakykime, TikTok ar Instagramo reklamų. Ar įrangos įsigymo ar net pritaikymo fizinę negalią turintiems žmonėms, kad jie galėtų patekti į jūsų verslo būtent į vietą. Ir mūsų parama siekia iki 16 600 eurų. Kas yra tikrai labai spūdinga, sakyčiau, suma. Ir jie naudojasi intensyviai. Tas pats galioja ir inžinieriams, medikams, pedagogams. Pavyzdžiui, jeigu yra jaunas pedagogas, kuris baigė studijas, sakykime, Šiauliuose arba Vilniuje arba Kaune ir pasirenka atvažiuoti į Šiaulius. Tai reikia žinoti, kad mes jiems siūlom 7 000 eurų išmoką iškart įsikurti Šiaulių mieste. Jeigu jūs esate, pavyzdžiui, kolegijų baigę inžinieriai arba 116 skirtingų profesijų atstovai, tai yra nuo psichologų iki darželių auklėtojų, mes turim visą sąrašą, būtent karjerašiuliuose.lt, tai jūs galite gauti dar 6 000 eurų pas mus, būtent kaip nauji, jauni profesionalai mieste. Ir jeigu esate medikai, galite gauti 25 000 eurų. Tai tikrai turim be galo daug paramos formų ir visas jas rasit karjerašiuliuose.lt. Nė vienos mes ten nepaslėpę, viskas yra atnaujinta, reguliariais intervalais, tai tikrai galiu pasakyti, jog namų darbus padarėm ir tikrai didžiuojamės tuo produktu, kurį turim. Tai važiuojam po visą Lietuvą dabar, pristatom ir tikrai ir karjeros konsultantai ir gimnazistai yra nustebę, kad yra tokios nuoseklios informacijos, tai aš jiems visiems ir sakau, kad jeigu turėsit laiko, tik tokia, kai viską pažiūrėsit ir Discorduose viską apkalbėsit, tada jau įsijunkit karjerašiuliuose.lt ir rasit viską. Tikrai ten yra be galo daug naudos, tai labai didžiuoju šituo produktu, kad mes kaip miesto savivaldybė būtent sugebėjom kartu su valstybinė kolegija, su Šiaulių akademija, su technologijų mokymo centru, su pramonės rūmais sukurti tokį produktą. Tai jis yra tikrai didžiulė sėkmės istorija, sakyčiau. O ką patartumėt dabartiniams studentams, kurie baiminasi dėl savo ateities ir karjeros? Sakyčiau, kad nereikėtų baimintis. Galiu nuraminti, kad, pavyzdžiui, šiuo metu Šiauliuose trūkstam 10 mokytojų, rugsėjo 1 jau trūkstam 62 mokytojų. Galiu pasakyti, šiuo metu Lietuvoje trūksta 4000 slaugų ir slaugių, ką irgi rengia kolegija. Galiu pasakyti, mums trūksta 1000 inžinierių. Tai žinokit, kad darbo rinkoje poreikis jaunų profesionalų yra didžiulis. Ir nereikia baimintis to, ypatingai Šiauliuose. Nes čia turim patį mažiausią nedarbą, paskutinius 15 metų ir nebuvo nei vieno mėnesio, kad neturėtume mažiausią nedarbo. Tai jeigu kam reikėtų baimintis, tai bet kam kitam, kas negyvena Šiauliuose. Kas gyvena Šiauliuose, baimintis paprasčiausiai nereikia. Nes įsidarbinimo galimybės yra labai greitos. Antrame, trečiame kurse jau paprastai išgraibsto didelę dalį studentų, ypač inžinerijos, sveikatos apsaugos, sveikatos priežiūros, pedagogų lygiai taip pat. Tai ramiai siekit savo tikslų. Čia yra svarbiausia. Ir manau, kad tikrai laimė nusišypsosi, jeigu tu esi tam keliui, kuriam tu nori būti. Nereikės vaidinti, kad tau patinka tame darbe, iš tikrųjų patiks, tai ta sėkmė pati natūraliai ateis. Reikia tuom pasitikėti ir pasikliauti, nes mano bent jau asmeninė patirtis taip rodo, kad daug asmeninių patirčių, kurias žinau, tikrai rodo, jog jeigu tu savo vidinę ugnelę tiki, jeigu tu žinai, kur būsi nusikreipęs profesinė prasme, tai tikrai atrasi tą savo kelią, nes Šiauliuose yra be galo daug automechanikų, autoinžinierių, statybų inžinierių, santechnikų, statybininkų, kurie uždirba daug geriau nei meras, nei vicemeras ar įmonių kai kurių direktoriai. Tai to nereikia bijoti. Tiesiog pasirinkit, būkite atviri prieš save, kai renkatės profesiją. Nes jeigu nebūsit ir eisit su agonija ir liūdėsiu į darbą, tai nusimato 50 liūdnų metų.
Nes greičiausiai mes į pensiją išeisim kokius 70. Pagal tai, kokia dabar yra raida ir kad kelis metus pakyla pensinis amžius, tai greičiausiai 70 išeisim į pensinį amžių. Tai jeigu 50 metų dirbsim nemylimą darbą, nu tai žinokit, tai yra receptas blogam gyvenimui ir nelaimingam gyvenimui. Tai svarbiausia būti atviram prieš save ir nebijot. Tikrai Šiauliai pasiūlys darbo vietas, o jeigu ne, tai pasiūlys galimybės susikurti pačiam darbo vietą per verslo paramą būtent. O tiem, kas ieško greitesnės pensijos, taip sakykime, Greitesnės pensijos kas? po 25 metų, kaip Šiauliuose yra su policininku, kalėjimo prižiūrėtoju? Čia reikėtų pasikalbėti jau su kalėjimų departamentu, kadangi su kalėjimo agentūra dabar vadinama, nes tai yra vidaus reikalų ministerijos atsakomybė. Tikrai žinau, kad yra problemų. Ten jau jeigu eisi į policijos akademiją, tai manau iškart darbą rasi. Nes tikrai yra sudėtinga su kartų kaita, kaip suprantu, tikrai yra didelis stygius pareigūnų, tai ir gaisrininkų lygiai tas pats. Tikrai žinau, kad galit, manau, bet čia reikėtų atskirai su policija kalbėtis, nenoriu kažko prikalbėti negerai, bet kiek aš girdžiu iš policijos, tai tikrai reikia. Ir kariuomenė lygiai taip pat, ir savanorių pajėgose, ir galų galia turime savo Margirio batalioną, kur gali siekti profesinės karjeros būtent karininkijoje. Tai visos galimybės yra atviros. Mes džiaugiamės, kad turim tas batalionus, turim oro bazę galų gale, turim policiją, turim gaisrinės būtent institucijas, tai gali siekti karjeros visose srityse ir nereikia tau išvykti net iš Šiaulių miesto. Tas yra labai svarbu. Bet čia su policininkais. Pasikalbėkite tik ne penktadienį gal, jeigu ir ne farų laidos filmavime. Tai čia svarbiausia. Pasistengsim nepakliūti kadrą. O jums siekite savo tikslų, atraskite savo kelius ir mes grįžime po trumpos pertraukėlės. Tai kaip pasikeitė Šiauliai nuo jūsų studijų laikų? Kas buvo gerai ir kas buvo blogai, ar ne? Tai aš baigiau mokyklą 2015 metais, lygiai prieš 10 metų. Ir kas tikrai labai reikšmingai pasikeitė ir kuo aš labai džiaugiuosi. Tai pat, pavyzdžiui, sakykim, būdavo klasėje 30 vaikų. Tai kokie 20%, 30%, nu apie 10. Jau iškart planavo išvažiuoti kažkur į užsienį. Ir aš pats buvau vienas iš jų. Tai čia buvo labai liūdna tendencija, sakyčiau, to laikmečio, nes tai buvo pakankamai senai, tai buvo pirmieji euro metai, kad įsivaizduot geriau, tai 15 metai. Ir nedaug tikėjimo buvo savų miestų. Ir ką aš galiu pasakyti, iš paprastosios įdomiosios statistikos pusės, tai mums tuo metu, 2014 metais, kai rengiam savo strateginius dokumentus, buvo prognozuojama, kad šiais metais, 25-aisiais, Šiauliuose begyvens 85 000 gyventojų. Šiuo metu Šiauliuose gyvena 111,5 tūkstančių gyventojų, tai mums pavyko 26 000 su šiek tiek paneigti visas blogiausias tendencijas ir aš labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad dabartiniai visuomeniai man labai daug tenka kalbėti su jaunimu ir 12 ir 11, niekas beveik nebeišvyksta į užsienį. Ir tai yra labai gera tendencija. Aš sakau, kad pirmą reikėtų čia išsemti visas galimybės, kurios turim, nes jų turim begalę daug. Ir jeigu pamatysim, kad jau Šiauliai per maži, jeigu vėliau Vilnius per mažas, nu tai tada ir jeigu visa Lietuva per maža, tai galbūt tada ir keliau kažkur kitur. Bet aš labai džiaugiuosi, kad tiek daug lieka būtent čia. Ir būtų sunku, čia skambės labai negerai. Bet būtų sunku man ką nors pasakyti, kas buvo geriau 2015 negu yra 2025. Nerašiau turbūt gal nei vieno dalyko, nes mes net ir pagal gyventojų skaičių jau pasivijome ir aplenkėme gyventojų skaičių, kurį turėjom 15 metais. Nieko negalėčiau pasakyti, kad dabar norėčiau parsinešti kažką iš 15 į 25. Gal jūs ką nors turite ir žinot, ką galėtumėm? Nežinau, žinokit, rimtai. Sunku būtų pasakyti iš tikrųjų, ką mes praradom. Arba ko netekom. Tikriausiai nieko, ką galėtume politkorektiškai pasakyti. Ne politkorektiškai tada. Aš žinot, galvoju, o kas galėtų į galvą, kas jums šauna, ką galėtumėm pakeisti. Žinot, kas, vienintelis dalykas, studentų buvo daugiau. Studentų tuo metu buvo daugiau, bet mes dabar dirbam labai stipriai, kad tas studentų skaičius vėl augtų ir matom, kad pirmakursių skaičius auga 35%. Taip, tuom tai aš tikrai pripažįstu, būtų labai smagu, kad jeigu dar 1500 arba 2000 naujų studentų prisijungtų į miestą per visas įstaigas, tai jau būtų labai stiprus rezultatas. Ir nes kitu atveju aš, sakau, nematau jokių blogybių, būtent dėl to, nes galbūt nedaug žmonių žino, kad Šiauliai šiuo metu yra greičiausiai augantis miestas Lietuvoje. Per 4 metus paaugom, paprastai sakant, pusantro Pakruojo, tai yra 11,5 tūkstančių gyventojų. Ir jis yra jaunėjantis miestas. 20 metais vidutinis amžius šiauliečių buvo 46 metai. Dabar vidutinis šiauliečių amžius yra 43.
Tai mes per 5 metus pajaunėjom 3 metais. Ir tai yra dėka studentų, dėka jaunų profesionalų, dėka jaunų šeimų, kurios atvyksta į miestą. Ir mes dabar esame ten, kur yra Vilniaus rajonas ir Kauno rajonas, tos vadinamosios jaunos savivaldybės. Tai sakau, va, jeigu dar studentų duokit, tai tada būtų pasaka. Jeigu dar 2000 studentų reguliarių, kurie užpildo miesto viešasis erdves, kaip tu eini, pavyzdžiui, balandį arba gegužę bulvare ir tu matai, kad studentas arba studentė skaito kokią knygą, arba mokosi, arba zubovų parija kažkas, studentų kažkokie susibūrimai, ar ten, nežinau, grupiniai darbai ar kažkas, va čia būtų didžiulis džiaugsmas. Tai vienintelis dalykas, ką turbūt aš atsineščiau iš 2015 metų, yra studentų skaičius tuometinis. Čia dabar bus toks klausimas labiau vaizduotės. Kaip įsivaizduojat Šiaulius po 10 metų? Ir kokie būtų pagrindiniai pokyčiai? Gerai, aš įsivaizduoju Šiaulius po 10 metų, šiaip laikas labai greitai bėga ir turbūt jūs patys pastebit, tai 10 metų va taip, labai greitai. Žinau, kad mero buvo 10 metis kaip meras balandžio 9 dieną, tai va galvoju irgi jau 10 metų prabėgo nuo pirmos kadencijos dienos ir įsivaizduoju tikrai neblogai, kadangi žinau ir projektus, kuriuos esam numatę artimiausių metų, tai yra be jokios abejonės turėsim iki 30 metų vientisą dviračių ir pėsčiųjų takų sistemą, tai su dviračiais galėsim visus miesto kraštus pasiekti, nebus taip, kad važiuoja gatvė ir baigėsi kelias, o tada jau būna liūdna, nes sakau, ilgą laiką galų gale architektų gatvė neturėjo tako, dabar jis yra vienas populiariausių ir pėsčiomis bus galima viską pasiekti ir dviračių ir tikrai manau, kad pavyks mums susigražinti ir grįžti tas dviračių miesto pozicijas. Kitas dalykas yra jau šiais metais turėsim baseiną, kurio taip visi norėjo, tai ir po 30 metų jis tikrai, po 10 metų jis tikrai stovės, Leporių parkas bus rekonstruotas, kas yra ypatingai svarbu, nes jau centrinis parkas sutvarkytas, Dainų parkas sutvarkytas, dabar reikia Leporių parkas sutvarkyti. Turėsim dengtą solidų aukščiausios klasės maniežą po stogu, tai yra būtent regbiui ir futbolui skirtas maniežas. Turėsim, manau, labai daug naujų daugiabučių, nes matom, kaip jie statosi ir prie savivaldybės, ir prie Šiaulių arenos, ir prie parko. Naujos statybos tikrai yra daug ir tikiuosi, kad turėsim bent jau 120 000 gyventojų. Tas būtų visiškai idealu ir tikiuosi, kad turėsim 5,000 studentų. Ir moksleivių, sakykime, profesinio mokymosi moksleivių. Tie, kurie jau, sakykime, po gimnazijos atėjo, tai va, jeigu turėtumėm tiek, būtų visiška pasaka. Ir daugiau viskas, manau, susireguliuos natūraliai. Tai svarbiausia, kad liktų aukštasis mokslas pas mus Šiauliuose, svarbiausia, kad liktų platus ir svarbus profesinis mokymas. Ir be jokios abejonės svarbu, kad oro uostas gerai užsikurtų ir laisvoji ekonominė zona per 10 metų būtų užpildyta. Tada jau mes galim ir atsistatydinti turbūt patys. Na, o kokią didžiausią mitą apie Šiaulius norėtumėte sugriauti? Tai va tas mitas turbūt ir būtų, kad Šiauliai yra pilkas, senėjantis, mažėjantis, demotyvuojantis, gal net liūdėsi keliantis miestas. Tai tą norėčiau, nes yra priešingai. Mes esame greičiausiai augantis miestas, tai nėra mano politinė propaganda. Tai yra statistikos departamento patvirtinti duomenys, kuriuos mums pateikia akredituotos struktūros, kurios tą ir turi daryti. Tai yra 60 savivaldybių ir mes esame greičiausiai augantis iš visų 60 savivaldybių. Pavyzdžiui, Kauną ir Klaipėdą mes net aplenkėm gyventojų skaičių absoliučių skaičiumi. Vilnių aplenkėm procentiniu augimu. Tai yra, kuris iliustruoja būtent spartą, kaip auga miestas. Ir kad tai yra senėjantis, neįdomus miestas, kur jaunimui nėra ką veikti. Aš tą ir miniu, kad turim mažiausią nedarbą. Reiškia, jaunimas yra labiausiai užimtas iš visų didžiųjų Lietuvos miestų. Ir turim jaunėjimą. 3 metų per pastarosius 5 metus. Tai čia yra didžiausias mitas, kurį reikia išsklaidyti. Ir antras turbūt yra, kad Marozų miestas. Reikėtų irgi. Atsiprašau, irgi reikėtų išsklaidyti šitą mitą. Aišku, galbūt Pietinio kronikos dar šiek tiek padeda tam mitui įsigalėti, bet Pietinio kronikos turi daug romantikos savy. Tai yra, kaip tu bandai vystyti ir tam tikras meilės istorijas ir bandai balansuoti prie tos, sakykime, kultūros, kuri yra griežta, treninginė ir savo vidinio pasaulio, kuriame egzistuoja ir literatūra, ir romantiniai jausmai, ir tai turi labai daug savo žavesio. Bet tikrai Šiauliai nėra Marozų miestas. Nežinau, neteko man susidurti su kažkokiam didesniam problemom iš treninguotų bendruomenės dalių, o tikrai tenka po miestą pakeliauti ir po visas miesto vietas ir po visus mikrorajonus. Tai tikrai nėra Marozų miestas, yra priešingai. Turim didžiulę kultūrą, turim puikų teatrą, galų gale dramos, kur turim ir geriausią aktorių Severiną Norgailą. Pirmą kartą laimėjom kaip miestas praėjusiais metais ir jis kaip aktorius. Auksinį scenos kryžių, kaip geriausias Lietuvos aktorius. Tokių neturėdom. Turim geriausią turizmo informacijos centrą, turim puikią koncertų salę, Šiaulių arena, kultūros centrą renovuotą, polifonijos grupę, turim galų gale orkestrą simfoninį. Ir tai yra didžiuliai dalykai. Tai
tas pačias Pietinio kronikas. Turim daugiausiai kartų Lietuvos istorijoje pažiūrėtą filmą kino teatruose. Net Avatarus aplenkė ir Titanikus ir visą kitą. Iš tikrųjų turim kompasį. Tai be jokios abejonės, mes tikrai esame kultūrinis miestas, galbūt katedra kitais metais 400 metų jubiliejų švęs. Tai kultūros mes turim tikrai daug. O kalbant apie romantiką rajone, kiek yra tekę pačiam eiti prie Gaidžio į pasimatymą? Man gal daugiau teko prie Talkšos eiti, ežerą prie Lapės turbūt eiti daugiau. Prie Gaidžių kažkaip neįdavom, galbūt tada ir buvo rekonstrukcija bulvaro, tai aš manau, iš kažko atėmėm šiek tiek romantikos, kol rekonstravom bulvarą, bet prie Talkšos tai tikrai teko eiti. Labai graži, romantiška vieta, viskas pasaka. Ir sakau, turim ir netrasų vietų, pavyzdžiui, Rekyvos. Tiltas, ežeras, 10 didžiausias ežeras Lietuvoje, ta mūsų tokia kaip ir Šiaulių jūra galėtumėm turbūt įvardinti ir neįvertinta, manau, vieta pasimatymam ir tam smagiam pasibuvimui. Tai tikrai sakau, kad mes turim romantikos rajoninės tos vadinamosios labai nemažai. Turim ten šokolado fabrikus, visko mes turim. Parkus, šokolado fabrikus, galų gale galiu turbūt paslapį išduoti, kartais pasakau moksleiviams, kad jeigu labai norėsit, mes net jeigu norėsit romantiško pasimatymo, tai mes jums galim sutartų laiku pasakyti, jungsim fontaną dėl jūsų, jeigu norėsite pasimatymą, va čia prisikėlimo aikštė. Esam kažkada darę vieną kartą, bet daugiau nebuvo tokių kūrybingų minčių, tai jeigu kažkas sugalvos, kad nori, nežinau, ar susižadėti, ar pasiūlyti draugauti, ar pradėti gražią draugystę, tai žinokit, galim ir fontanus įjungti, jeigu labai reikės, tai skambinkit. Man tikrai, mes žinokit, esame atvira visuomenė, kadangi mes esame toks miestas, kuris turi vieni kitus pažinoti. Nu, nes neturim prabangos tokioje mažoje bendruomenėje būti svetimi. Tai visko. Yra ir rajono romantikos lygiai taip pat. Na, o koks geriausias dalykas nutikė Šiauliuose per pastaruosius metus? Geriausias dalykas nutikė Šiauliuose per pastaruosius metus. Daug, žinokit, yra gerų dalykų. Aš turbūt sakyčiau, ta tendencija, kad studentų skaičius auga, tai yra be jokios abejonės labai svarbu. Ir tas jaunėjimas, yra be galo svarbus, nes ateities kitaip nesureksi. Ir tas, kad mes dabar galim gauti jaunos šeimos tas subsidijas, tai yra labai svarbus, labai reikšmingi dalykai. Be jokios abejonės svarbu yra ir tai, kad mes turim bulvarą, turim parkų, va čia yra labai svarbu. Nes galiu pasakyti, pietinėje miesto dalyje, gal žinot, kiek procentų miesto gyvena pietinėje, kaip galvojat? Kaip galvotumėt? Iš viso miesto kiek galėtų procentas jos būti? 2/3? Labai arti, apie 70%. Tai va, jeigu vienas pietinis būtų miestas, tai jis būtų šeštas didžiausias Lietuvos miestas, jeigu pats pietinis būtų kaip miestas. Tai yra didžiulė bendruomenė ir aš labai džiaugiuosi, kad mes pradėjom parkus remontuoti, kad Dainų parkas nebetapo benamių landynė, kur seniau būdavo baisu koją kelti, o tapo puikiu europiniu parku su puikia infrastruktūra, su takeliais, treniruokliais, žaidimų aikštelėm. Pats buvau šį savaitgalį, be galo gražu žiūrėti tą atsigaunantį miestą. Centrinio parko sutvarkymas autostradoje, tu gali Šiaulių dienas daryti koncertus, turėti viešosios erdvės labai svarbu yra, nes tai yra miesto vidinės būsenos, vidinės jausenos labai svarbi dalis, kaip tu jauties tą mieste. Ir kai tu turi arti parkus, puikų ežerą, Talkšos ežero pakrantę, dviračių takus, bulvarą, galų gale 3 seniausia Europoje ir 1 tuometinėje rytų tam bloke, sakykime, tai tu ir kitaip jauties, atsiranda didesnis pasididžiavimas miestų. Tai sakyčiau, geriausias dalykas yra tai, kad atsirado žmonėse pasididžiavimas miestų. Mes netgi turim statistiką, kurią vedam kas 2 metus, 10 metų vedam. Ir džiaugiamės, kad 10% paaugėjo skaičius šiauliečių, kurie didžiuojasi, kad Šiauliuose gyveno, ir sumažėjo labai skaičius tų, kurie nesididžiuoja. Ir tai yra ypatingai svarbu. Nes kai tu didžiuojasi miestų, kuriame gyveni, gerokai sumažėja tikimybė, kad tu šiukšlinsi tame mieste, gerokai sumažėja tikimybė, kad tu leisi kitam šiukšlinti tame mieste, arba gadinti infrastruktūrą, laužyti suoliukus. Nežinau, galų gale daugiau šipsosios eidamas mieste, tas irgi yra labai svarbu. Tai sakyčiau, čia yra svarbiausias dalykas, tai yra pasididžiavimas augantis miestu. Ir jeigu jis dar ūgteltų, tai būtų pasaka. Tai ar priimtumėt iš studentų naujas idėjas, tarkim, kuriam kreiptis, kad tai neliktų tik idėja? Žinoma, kad priimtumėm. Tai be jokios abejonės visų pirma, tai mes turim dalyvaujamąjį biudžetą, praktiškai seniausia tradicija Lietuvoje, Alytus tik tais buvo pirmesni, kurie tai pasidarė. Mes buvom antri Lietuvoje, o dabar jau turi 40 savivaldybių. Tai jeigu, pavyzdžiui, nueitumėte Dainų parką ir pamatysite tą PAM-TRAK dviračių trasą, tai žinokit, kad tai yra gyventojų pasiūlyta, arba Rekyvos tilto tas prailginimas, tai yra irgi gyventojų pasiūlyta, arba skate parkas Leporių parke, tai irgi yra gyventojų pasiūlyta, ir daug dalykų, Šalkausio gatvės remontai, Medelinė būtent remontai. Tai tikrai gali dalyvauti, teikti savo paraiškas, ir jos populiariausios paraiškos gauna iki 150 000 eurų, jeigu tai yra mažos vertės, gauna 50 000 eurų.
Ką jums dar reikia daryti, tai žinau, kad tikrai turite visus įrankius rašyti jaunimo projektus. Ir visi jaunuoliai tą gali padaryti. Man šiek tiek yra liūdėsio šiemet, kadangi daugiau pinigų buvo paskirta negu paimta. Nu, beveik praktiškai tiek pat. Tai konkurencija, realiai kiek paprašysit, tiek ir gausit. Jeigu tik įgyveninsite tą barjerą būtent kokybinį. Ir tokiu atveju tikrai kviečiu ir kolegijos būtent atstovybę teikti tas paraiškas. Ir tu gali ten gauti 3000 eurų tiesiog savo veikloms. Tai sakykime, tai jeigu norėtumėt, nežinau, pasikvies kokį ar stand-upą pasirodymą, ar kažkokį koncertėlį, ar dar kažką sugalvoti, tai tos galimybės tikrai yra visos. Tai ar studentai ir moksleiviai turi realią galimybę daryti įtaką miestų sprendimams ir kaip tie gali būti išgirsti? Galit, žinot kaip galit tapti tarybos nariais ir narėmis. Meru gali būti bet kas nuo 18 metų, o kolegijai visi yra nuo 18 metų. Tai jūs visi galėtumėt būti miesto vadovais arba galėtumėt būti bent jau miesto sprendimų priėmėjais. Ir čia yra liūdesys ir džiaugsmas man. Labiau liūdesys nei džiaugsmas, nes savo amžiaus grupėje, tai aš didžiuojuosi tuom ir galiu pasakyti, kad esu pirmasis Šiaulių miesto istorijoje politikas, kuris buvo išrinktas iš tų, kurie jau gimė nepriklausomoje Lietuvoje, o ne sovietinėje Lietuvoje. Bet čia yra problema, nes tai reiškia, kad nuo 34 metų ir jaunesnių turim tik vieną žmogų šiuo metu politikoje. Tai mums labai reikėtų, aš dėl to ir kviečiu visus jaunuolius, studentus ir studentes, pabandyti savo laimę, kad ir rinkimuose kitose. Turi daug sprendimų, turi daug pasiūlymų, galite juos teikti. Be jokios abejonės, jeigu to nenorite, kiekvienais metais galite teikti savo pasiūlymus į miesto biudžetą. Tai yra, Šiaulių miesto biudžetas šiais metais yra 322 milijonai eurų. Tikrai nemažai pinigų. Ir mes siūlome gyventojams kiekvienais metais teikti savo projektus, savo pasiūlymus. Ir jeigu sulauktum iš kolegijos, tai mes tikrai tom džiaugtumėmės. Ir jūs tikrai visos galimybės yra atviros, aišku, gal neduotume visų 322 milijonų, bet dalis jų tikrai galėtų būti reikšmingiams sprendimams priimti. Taip pat bet kuris reikšmingesnis projektas, pavyzdžiui, paskutiniu metu, sakykime, Leporių parko projektas, mes kviečiame visą bendruomenę teikti savo pasiūlymus, ko norit parke. Sakykime, jums gal aktualu kokie, nežinau, turnikai, lygiagretės, galbūt riedlenčių parkas, galbūt, nežinau, lauko tenisas ar dar kažkas. Tai mes jūsų tikrai pasiūlymų labai lauktumėm kaip jaunuomenės. Tai žinot, visos galimybės yra atviros. Aš nemanau, kad kada nors buvo laikas, kai buvo taip paprasta. Susisiekti su merais, vicemerais, Šiaulių miesto savivaldybė, tikrai viskas yra labai labai atvira. Ir nėra garantijos, kad visi sprendimai bus priimti ir pritarta, bet pabandyti tai reikia, nes taip ir veikia demokratija. Tu turi gauti daugumos pritarimą tiems sprendimams. Ir tada manau, kad žalia šviesa dega. Tai ar miesto valdžia atvirai priima jaunų žmonių kritiką ir idėjas? Kaip jos įgyvendinamos? Labai atvirai. Žinau, mano mobilus telefonų numeris yra pasiekiamas visam pasauliui. Aš net neturiu darbinio numerio iš esmės. Mano mobilus yra pasiekiamas visiems, ar šiauliečiams, ar uteniškiams, ar panevėžiečiams, ar kušeniškiams, kada tik nori. Ir aš nežinau, ar daug tokių vicemerų yra iš tikrųjų Lietuvoje, kurie savo mobilų duotų visam pasauliui. Ir man kažkaip visame kame dar pasiteisino, niekada nebuvo kažkokių tokių, aišku, buvo gal keli tokie pilnatiniai skambučiai, bet tokių nėra labai daug. Tai va, jeigu sugalvotume, taip pat turiu gyventojų priėmimą, galų galę bet kada galite ateiti į kabinetą ir tikrai būna ir studentų sulaukėm, ir moksleivių, tai nežinau, visos sistemos yra galimos. Tiesiog atsineškit idėją, realų pagrindimą, ko reikėtų ir aš manau, kad ilgainiui tuos dalykus išspręsti tikrai yra visos galimybės sudarytos. O ar miestas galėtų finansiškai remti studentų startuolius ir kūrybinės iniciatyvas? Mes remiam studentų startuolius, kaip ir sakiau, per verslo paramas. Būtent turim verslo paramas, kuriomis naudojasi. Mes turim atskirą eilutę jaunimui nuo 19 ar nuo 18 iki 29 metų. Būtent atskira eilutė yra vien tik jaunimui. Tai tikrai galit gauti ir paramą verslui, kaip ir minėjau, iki 16 600 eurų. Jeigu tai yra inovatyvi idėja, tai ten labai finansavimas intensyvus, sakykime. Tai startuolių mes turim ir yra galų gale mes turim įstaigą Spiečius, Bulvare, pačioje miesto širdyje, kuri padeda su mentorių programa, su pasiekusiais verslininkais, būtent per patarimus, per pagalbą, per būtent tokį gidavimą, sakykime, jaunų verslininkų. Pasiekti tų tikslų, sakykime, finansinės nepriklausomybės, galų gale darbo vietų sukūrimo ar savo, o gal ir kitiems, jeigu tai yra didesnė įmonė, tai startuoliai, ir dar buvo kita klausimo dalis, startuoliai ir dar kitas buvo, kūrybinės idėjos, ar ne? Jo, kūrybinės iniciatyvos. Kūrybinės iniciatyvos irgi turim savo kultūros projektų finansavimą, bet manyčiau, kad pats pirmas dalykas tai būtų pabandyti per jaunimo projektus, nes ten yra visi. Gali būti ir visokie jaunimo apdovanojimai, gali būti ir jaunimo koncertai, gali būti galų gale ir studentų vakarai, kur ten kokį nors svečią pasikviesti. Irgi gali būti visas renginių ciklas. Yra visos tikrai galimybės sudarytos. Ir kultūros dar skyrius turi savo kultūros būtent finansavimą. Tai tikrai
sakau, galimybių daugiau negu kartais yra noro jomis pasinaudoti dabar. Tai va, svarbiausia, kad noro būtų. Ir sakau, pirmą pabandykit, manau, kad nuo mažesnių dalykų, nuo jaunimo projektų, tai galioja visoms jaunimo organizacijoms Šiauliuose, pasimkit tos 3000 eurų, šiek tiek mažesnėm apimtim pradėkit ir pamatysit, ar reikia daugiau, ar norit didesnės apimties projektų, tada galite su kitom jaunimo organizacijom rašyti. Tai žinokit, tikrai yra didelių užmojų, yra buvo jaunimo organizacijų, kurios norėjo koncertus daryti estradoje ir tikrai ambicijos yra daug ir projektų gerų tikrai yra, tai drąsiai, jūs turite infrastruktūrą ir žinau, kad ir kolegijų būdavo renginių, įvairiausių debatų vykdavo, tai kaip tik sugalvosit, jūs tik užsirašykit ant lapuko, pasvarstykit taryboje, nu ir atnešit pas mus, juk turit prezidentą ar ne kolegijos. Nu tai liuks, tai. Gerai, nu tai truputį ir pasvajojam apie naktinį gyvenimą Šiauliuose, tai jei Šiauliai turėtų neribotą biudžetą vienam naktinio gyvenimo projektui, ką pasiūlytumėt? Aš žinau, turbūt daryčiau kokį nors tokį vakarėlį nuo bulvaro pradžios iki pabaigos. Kažkaip reikėtų gražiai atsiprašyti turbūt visų gyventojų Vilniaus gatvės, tarp jų ir man savęs paties reikėtų atsiprašyti kažkaip tą vakarą, bet manau, kad labai būtų smagu. Jeigu tu padarytum kelis tos vadinamosius stage'us, ten sakykime, vienam gale, vidury ir kitam. Nes kadangi Kopenhagui teko gyventi 4 metus, jie turi tą savo Distortion, vadinamą į tokį festivalį, tai ten grinai Kopenhagos gatvės visos būna kaip didžiulis vakarėlis. Tai jeigu mums pavyktų... Teko apsilankyti? Tai va, teko apsilankyti. Tai va, jeigu mums pavyktų kažką bulvare tokio padaryti, nu būtų be galo smagu. Mes turėjom panašiai su Šiaulių naktim. Senais laikais turbūt. Dabar turim kelis tos stage'us, bet aš norėčiau, kad nepertraukiamas būtų tas vakarėlis toks. Žinai, nes dabar turim Višinskio ten skveriukė, tas stage'as yra vienas ar nesaikim, Zubovų rūmuose, dar kažkur kitur, bet būtų labai smagu, kad jis būtų ilgesnis, nes Šiaulių naktis irgi apribojimų yra nemažai, bet jeigu būtų taip iki ryto, tai manau, kad pasiteisintų. Manau, kad būtų nieko. Nu, nes Vilniaus gatvė yra Vilniaus gatvė. Ir bulvaras turi, išskirtinės teisės turi turėti bulvaras. Ir aišku, turim guberniją, kuri galėtų visą vakarą ir... Būtent, gubernija, taip, reklama gubernijai 360 metų šiais metais, tai jie man, žinau, ir su kolegija dirba stipriai. Ir duoda, ir žinau, ir pinkodams, ir kitiems renginiams labai gera įmonė. Šiaip, beje, noriu pasakyti, tai yra seniausia Lietuvos įmonė. Pati seniausia Lietuvos įmonė ir mes ją turim Šiauliuose, tai yra didžiulis džiaugsmas. Šiais metais jubiliejus, tai nepamirškit pasveikinti. Taip pat ir gera praktikos vieta mūsų studentam. Taip, vyksta jie ten, nežinot? Dėl vykimo nežinau, bet kad apsilanko... Supratau. Ir pats vizitinę pasiėmiau. Tai labai gerai, tai puiku, jeigu praktika, tai iš vis gamybos inžinieriams, ten dar kažkam, tai ten tik būk. Taip, tai gerai. Pasvajojom, tai dabar dėl naktinio transporto viešojo. O. Ar yra planuojama kažkaip jį pratesti, ar... Bet ar yra poreikis? Čia yra pirmas klausimas. Nes aš manau, kad mes esam pasiekę labai gerą vietą, kurioje privatus sektorius labai stipriai mums padeda, nes dabar, kai atsirado Boltai, sakykime, ar ten kitos pavėžėjimo paslaugos, tikrai pavėžėjimas yra labai supygęs, sakykime taip. Jeigu, pavyzdžiui, 4 studentai važiuoja, nežinau, iš bendrabučio šalia Respublikinės Šiaulių ligoninės į centrą, tai aš įsivaizduoju, turbūt po eurą reikėtų susimokėti, grįžti turbūt po 2 eurus, jeigu naktį, turbūt naktinis tas tarifas yra brangesnis. Kitu atveju, jeigu esi dar blaiviose mintyse, tai tu gali užlipti ant Bolto paspirtukų ir parvažiuoti. Tai aš galvoju, turbūt daug daugiau kainuotų ir labai finansiškai neapsimokėtų važiuoti tuštiems autobusams mieste, negu naktinio gyvenimo fanams paaukoti eurą arba 2, kad sugrįžtų į savo bendrabučius. Aš taip kažkaip žiūriu. Galų gale turite, aišku, ir kolegų ir kolegių, kurie galbūt ir mieste važinėja, ir su automobiliais, kurie draugiškai kolektyviai gal ir parveža iš barų ar pasirinksminimo vietų į bendrabučius. Tai kažkokių tokių minčių apie naktinius autobusus tikrai nėra, nes, žinau, net ir Vilnius buvo panaikinęs, tai jo Vilnius, sakykim, 6 kartus didesnis už Šiaulius ir tai buvo panaikinę ilgą laiką, grąžino tik apie 15 metus ir turi va tos kelis reisus naktinius, bet mes kol kas dar tokio naktinio gyvenimo kaip Vilnius tikrai neturim, tai manau, kad kol kas reikėtų pavėžėjimo paslaugom turbūt tenkintis, juolab, kad galų gale aš manau, kad tiek ir aš savo laikais, tiek ir jūs dabar, manau, nesunkiai galėtumėt iš vasario 16 ar iš Vilniaus gatvės nu tikrai pareiti iki to bendrabučio prie Respublikinės Šiaulių ligoninės, nu kiek čia, 20 minučių turbūt, ar ne? Svarbiausia neužkliūti. Tai manau, kad transportas
Aš labai džiaugiuosi, kad atsirado tie Bolto paspirtukai, jeigu tu tik saugiai važiuoji jais, mes gauname visą laiką ataskaitas, jie ten pravažiuoja žmonės, kur yra karščiausi taškai, kur daugiausiai važinėja, sakykim, tai tikrai būčiau džiaugiasis, jeigu mano laikais tai būtų, nes, nu, tai vakare daug patogesnis transportas, tu nuvažiuoji, kur reikia jau po autobusų būtent tų grafikų, tai sakyčiau, kad nėra turbūt problemos didelės ir galų gale mes tapsim patogesnis dviračių miestas, tai tu gali vakarėlį su dviračiu atvažiuoti, aišku, neužkliūti vėliau reikia. Nes jeigu, žinau, man atrodo, jeigu prarandi dviračio teisės, tai ir automobilio prarandi kažkaip ir jeigu tu... Taip. Tai tada atsargiai čia visiems, tiesiog, sakykime, nu, mes vis tiek nealkoholinį, tik tais nealkoholinę kultūrą reklamuojam. Taip, labai gerai. Tam pačiam puslapį reiškia. Bet o jeigu jau kažkas praslysta, tai parsiridenti dviratuką. Tai būtent, ir su šalmu, ir su lėmenė, ir su viskom tvarkingai. Taip, mes už saugę gyvensim, už saugų miestą, čia yra svarbiausia, kad linksmybėmis, bet kad saugumo balansas būtų irgi išlaikytas, čia yra labai svarbu. O pasilinksminti visada reikia, nes aš įsivaizduoju, ir studento duona nėra vien tik tais drugeliai ir vaivorykštės, yra ir sunkių pasiruošimų sesijoms, yra ir galų gale egzaminų, kartais ir skolų galbūt yra, nu būna visaip. Tai svarbu ir pasilinksminti ir su draugai šiek tiek tą, sakykime, įtampos lygmenį sumažinti, galbūt tais rūpešiais pasidalinti, nes tai būna gerokai lengviau gyventi tada. Tai aš labai džiaugiuosi, kai pamatau studentus kažkur mūsų miesto naktinėse vietose. Nu, didelis džiaugsmas iš tikrųjų ir naktinė ekonomika klesti, ir jaunimėlis laimingesnis, ir nu, jaučiamės kaip didmiestis tada. O kur jūs pačius galima aptikti naktį, ar jau nebegalima, jau amžius nebeleidžia? Šiaip amžius dar leistų, sakyčiau, dabar 28 metai, kai šitas vaizdo įrašas gal 29 bus. Šiaip žinojau, aš kai buvau mero patarėjas, tai aš labai stipriai į miestą išeidavau, tikrai išeidavau dažnai, buvo labai smagus laikotarpiai, nes tada ir buvo toks post-covidinis, sakykime, po covido visi išsilgė vieni kitų, tų pasilinksminimų, pabuvimų, tai tikrai stipriai išeidavau, bet dabar sudėtinga, galiu pasakyti, sudėtinga, dabar ir vaiką auginu, ir esu rimtas, surimtėjęs vyras šeimos, tai dabar ir yra problema viena, kurią jaučiu, tai kad kai aš nueinu į klubą Šiauliuose, žiūriu, kad jau ten yra apie 200 naujųjų merų ir vicemerų, kurie man aiškina, kaip geriau miestą valdyti. Ir tai jau pasilinksminimo vieta nebėra. Pasilinksminimo vieta, tai aš kažkaip dabar daug ramiau. Tai dabar mano turbūt tas išvykimas retesnis gerokai, sakykime. Kas jūsų nuomonė geriau? Miesto centras ar gamta? Aš šiaip iš labai mažo kaimo esu, jeigu kas nors sakys, tai yra Bridų kaimas, važiuojant link Gružių, link Akmenės, ten gyvena galbūt 250, galbūt 270 žmonių, iki 300 gyventojų, tai man visada gamta buvo labai svarbus dalykas, svarbus aspektas. Lygiai taip pat, kai Danijoje gyvenau Kopenhagos priemiestyje, tai irgi gamtos apsuptyje, avytės šalia ganosi, karvytės ganosi, tai čia man svarbus dalykas. Bet aš įsivaizduoju turbūt, kad gyvenimo tarpsniuose yra skirtingi ir pasirinkimai. Aš manau, kad dabar šitoje gyvenimo stadijoje man yra miesto centrinė dalis yra ideali, nes auginu mažą dukrą, jai reikės ir darželį eiti, man vis tiek darbas yra centrinėje miesto dalyje, tai kad ir galėčiau arba nueiti, arba su dviračiu nuvažiuoti, tai yra didelė vertybė, o galų gale, kai vaikai paaugs, kad galėtų grįžti autobusu iš būrelio ar iš kažkur kitur, tai man miestas dabar yra labai patogus. Tikiu, kad kai jau dar šiek tiek subręsiu stipriau ir turėsiu, nežinau, jau 50 metų sukaupęs savo pase, manau, kad vėl kažkur į priemiesčius turbūt keliai nuves, nes norisi man tos mažesnės bendruomenės, norisi galbūt kokią pirtelę pasikurti su kaimynais, yra toks noras, būti kažkokiai tokiai bendruomeniai ir jau vaikai bus paaugėję, bus savarankiškesni. Galbūt net ir turės tą vieną kitą kibiriuką, kurį vairuoja dabar mūsų 12 ir 11, turbūt matot, kiekvieną dieną tuos garsiai burzgiančius aparačiukus. Ir tikiu, kad dar sugrįšiu, galbūt į savo ir gimtąjį Bridų kaimą, bet Šiauliai yra labai didelė mano gyvenimo meilė, galiu pasakyti. Tikrai nuoširdžiai tą sakau ir neįsivaizduoju save šiuo metu niekur kitur, kaip tik čia. Negalėčiau Vilniuje gyventi, aš daug kur kam sakau, kad nepatinka man, nežinau, širdimi nejaučiu to miesto. Kauną myliu, tai Kauną irgi galiu tikrai laikyti savo kažkur prioritetų sąraše, bet Šiauliai man yra tas miestas, kur tikrai yra dar daug ką padaryti. Ir tikiu, kad mums dar sekasi tą daryti, nes rinkimai rodo, kad tikrai gyventojų pasitikėjimą turim ir mes jį labai vertinam. Mes niekada nei vieną ankstų rytą atsikėlę arba vėlai vakare grįžę iš darbo niekada nepriimam to pasitikėjimo kaip duotybės, o priimam kaip atsakomybę jį išlaikyti aukštumose, nes gyventojai turi pasitikėti savo tą vietinę
išrinkta valdžia, nes kitai bus liūdna, kai tu galvoji, kad ten kažkas vagia viešuosius pinigus, kad tai yra daug korupcijos apraiškų, kad tai yra savus saugo ir įdarbina, tai mums svarbu yra visus tos dalykus nuolatos paneigti. Tai stengiamės savo asmeniniu pavyzdžiui būti, sakykime, aukštų moralinių vertybių atspindžiais. Ir kaip mums sekasi, mes kas 4 metus gauname vertinimą. Ir jeigu viskas bus gerai, tai manau, kad būsim tol, kol gyventojai rinks. Kai neberinks, garbingai pasitrauksim. Ir džiaugsimės, kad atėjo geresni. Kiek žinau, skaidrumo projekte ir neužkliuvat. Neužkliuvom skaidrinam. Ne, tai jaučiu meras Šiaulių bus vienas iš nedaugelio Lietuvos merų, kurie neturi jokio čekiuko, aš neturiu irgi nei vieno čekiuko, nes pas mus nuostata buvo paprasta. Tu gauni savo atlyginimą, jeigu tavęs netenkina, tu gali ieškoti savo laimės kitur. Bet tai yra tavo darbo apmokėjimas, tavo atlyginimas yra iš visų miesto mokėtojų pinigų ir tu turi juo būti patenkintas arba tu ne čia papuoliai. Tai čia yra labai paprasta. Tai mes džiaugiamės, kad ir esam Transparency International būtent paminėti arba apdovanoti kaip viena iš 5 skaidriausių Lietuvos savivaldybių iš 60. Tai tas irgi yra labai svarbu. Aišku, yra kur pastemti visada, bet sakau, mes bandom, nežinau, nesu niekam neperskambinęs, nesu niekam netrašęs, visi gali labai lengvai mane pasiekti ir matyti tuos sprendimus, kuriuos mes priimam, ar jie geri, ar jie blogi. Tai turbūt toks yra trumpasis atsakymas, bet skaidrumas daug duoda, nes tada tavim žmonės pasitikė, tada verslai tavim pasitikė, tada ir nedarbas mažėja, ir projektai gražiai vyksta ir galim pasigirti daugeliu dalykų tada. Grįžtam tada jau prie Šiaulių, ne savivaldybės čekiukų, kaip sakoma. Gerai. O tai kokia vis dėlto mėgstamiausia pati veikla jūsų Šiauliuose? Veikla. Aš sakyčiau sportas turbūt. Šiek tiek palakstau, aš žaidžiu krepšinį kiekvieną antradienį, einu sporto klubus, tai irgi džiaugiuosi, kad nauji sporto klubai atsidaro, kiti dirba visą parą sporto klubai, turime ir priteles, ir kainos yra labai prieinamos, tai sportas yra viena turbūt iš tų veiklų, knygų irgi skaitau nemažai, bet dabar literatūra yra kiek kitokia, tai sakiau, ir gidų kursams ruošiuosi, tai apie Kryžių kalną daug skaitau istorijos, ir vaikas auga, tai apie vaikų raidą labai nemažai skaitau, nes įdomu, naujas toks tarpsnis, visiškai nepažintas iki tol, ir patinka man labai lakstyti mieste, nes tu tada pamatai, kaip projektai vyksta, kur šiukšlių daugiau, kur mažiau, ar viskas gražiai sutvarkyta, ar nėra kažkokių mieste ten savartynų tokių savadarbių. Daug pamatai, tai sakau, kai bėgau 13 km, tai čia yra visai, žinokit, yra ką veikti. Surasti, kur bėgti 13 km. Nes aš bėgu nuo centro iki Akropolio, prasuku visus ratus pro aplinkelius ir grįžtu per Šimšės rajoną, tą pačią Vilniaus gatvę atgal. Tai tas man duoda labai daug ir peno pamastymams, ir tokia kaip ir meditacijos forma, bet ir pamatai, kaip miestui sekasi, kas vyksta, kur yra tvarkinga, kur netvarkinga, tai tas yra be galo svarbu. Tai, o veiklos tai turbūt tas ir yra. Aš kažkaip, nežinau, turbūt man ir į kavinukės patinka apsilankyti kartais, kavinukėse pažiūrėti, kas naujo, tos tie mažieji verslai, desertų ten dirbtuvės, sakykime, ar restoranėliai mažesni, pažiūrėti, kas naujo atsidarė, nes tuos smulkius verslus reikia paremti. Nes, jie tikrai, mes puikiai žinom, kad jie dirba labai sunkiai. Tai nėra didžiulės gigantinės korporacijos, jie patys yra ir savininkai, ir pardavėjai, ir padavėjai. Tai reikia būtinai juos paremti, tai stengiuosi irgi kažkada išeiti ir į miestą, pasižiūrėti, kaip žaidimo aikštelės atrodo, kaip versliukai mūsų gyvuoja. Džiugu, šiaip iš tikrųjų, kai pasižiūri, viskas atrodo labai neblogai. Ir norisi, kad tų apleistų patalpų būtų kuo mažiau, kad verslams sektųsi ir kad nereikėtų jo žiūrėti, eiti gatvę ir žiūrėti, kad čia nuomoja, bet ten nuomojama, ten parduodama. Norisi, kad visos jos būtų pilnos ir gyvos. Tai turbūt tos veiklos ir yra. Laikas su šeima kavinukėse, laikas su šeima viešosiuose miesto vietose, tai parkuose, žaidimų aikštelėse ir prasibėgimai po miestą. Tas yra labai, labai man patinkantis dalykas. Ir į teatrą norisi dažniau nueiti. Dabar kažkaip laiko nerandu, bet teatras labai geras. Taip pat, sakau, tikrai naudojuosi tuom, kas siūlo miestas. Jei galėtumėte įgyvendinti vieną projektą, čia pasuojosim vėliai, be biurokratinių trukdžių ir finansinių ribų, koks tai būtų projektas? Jeigu vieną projektą galėčiau ar negyvendinti, tai aš žinokit tikrai statyčiau miesto centre iš jau esamos infrastruktūros, sakykime, čia stoties Višinskio gatvės, kampas, taip pat Dubijos gatvės, statyčiau tikrai padorų, solidų, europinį studentų miestelį.
tikrai studentų miestelį, kuris būtų labai arti autobusų stoties, labai arti traukinių stoties, kuris turėtų savo puikius bendrabučius, būtų visiškai šalia tiek kolegijos, tiek akademijos ir turėtų visas studentam reikiamas sąlygas. Tai, sakykime, aišku, bibliotekas jau turim, bet būtent, kad tai būtų patrauklus universitetinis miestelis, kur galbūt būtų ir galimybės iš tų finansų leisti paprasčiau klysti ir steigtis startuoliams įvairiausiams, kad jie galėtų be tokios didelės sąžinės grūždės turėtų biudžetą bandymams, sakykime. Ne visada bandymai pavyksta, bet kad jie turėtų biudžetą bandyti, steigti verslą, galbūt daryti įvairiausius tyrimus, galbūt daryti eksperimentus. Ir jeigu tai talpina 5-7 tūkstančių studentų, tai būtų pasaka. Jeigu tu išeini iš traukinių stoties arba iš autobusų stoties ir tu tiesiai beveik patenki į universitetinį miestelį, nu tai čia, žinokit, turbūt būtų svajonė iš tikrųjų. Nes tada manau, kad mes taptumėm ultra centru, sakykime, visam regionui ir visai Šiaurės Lietuvai, kad mums tikrai reikėtų jau tada galvoti, kur sutalpinti dar naujus vaikus, į kuriuos darželius po to ir kur reikėtų apgyveninti šeimas, kai baigs studijas būtent studentai. Bet čia būtų pats maloniausias rūpestis, turbūt koks yra įmanomas miesto vadovybei. Tai labai tikiuosi, kad tų studentų padaugės, nu ir gal atsiras ir reikimybė nebūtinai miesteliui, bet bent jau, sakykime, akademijos bendrabučių patvarkymui, ten apgyvendinimui to studentų kampų ir kitiems dalykams. Tai va čia būtų pasaka, jeigu mes turėtume, nes jau Steam centrus turim, jeigu galėtume padėti verslams kurtis arba kažkokiam socialiai atsakingiems verslams, sakykime, socialiniams verslams, kurie ir visuomeniai gerą padarytų, arba būtų, nežinau, inžinerijos toks hubas, kuris taip pat naujovėm padėtų mūsų įmonėms, sakykime, diegti įvairiausius sprendimus, arba pedagogų rengimo centras, kuris tiesiai mokytojus duotų būtent įvairiausiams savivaldybėms aplink ir mūsų savivaldybei. Nu, tai čia būtų tas projektas, nes nesinori sakyti, kad mums reikia čia, nežinau, Santiago Bernabeu stadiono su 90 tūkstančių vietų, nes, nu, turbūt neprireiktų, neužpildytumėm, mes visas miestas turėtų eiti varžybas ir tada galbūt užsipildytumėm. Bet tai atrodo kaip toks reikalingas ir tuo pačiu, nu, visai įmanomas, nėra toks visiškai utopinis projektas, žinant, kiek yra buvę istoriškai studentų pas mus mieste ir jeigu tą istoriją pavyktų pakartoti dar kartą. Ir tada galui, koks jūsų asmeninis gyvenimo moto ar patarimas, jauniems žmonėms, kurie tik pradeda savo kelią? Aš, žinot, kai litus dar turėdavau 14 metais, tai jeigu gerai atsimenu, ant 500 litų, 200 litų, man atrodo, buvo Vidūnas. Ir Vidūnas yra sakęs, kad Dievas visada skandina tą, kuris plaukti mokėdamas neplaukia. Tai reiškia labai paprastą dalyką, kad mano paprastas patarimas yra, jūs žinot savo stiprybės visi. Ir ties tom stiprybėm dirbkit, kapitalizuokit ir būtent būkite atviri prieš save. Nes dažnai studentai, moksleiviai renkasi savo karjeros kelią ne pagal savo asmeninį matymą ir norą. Jie per daug galbūt klauso, ką tėvai arba seneliai pasako, arba galbūt kartais net ir karjeros specialistai, bet kartais būna ir taip, kad jie tiesiog seka paskui savo geriausių draugų, savo klasiokų, kurie, pavyzdžiui, vienas nori studijuoti inžineriją, kitas nori studijuoti politiką, bet jie abu įstoja į inžineriją, nes yra geri draugai. Ir tada tas, kuris norėjo politikos mokslų, eina su agonija ir su liūdėsiu į paskaitas, vėliau galbūt su agonija teks ir dirbti. Ir čia yra labai svarbu, kad būtumėt atviri prieš save. Ir tai vienintelis patarimas, nes greičiausiai, kaip ir minėjau, išeisim 70 į pensiją. Tai yra labai tikėtina ir 50 metų praleisim profesijoje ir jeigu jį bus pastatyta ant pamatų, kurie tau pirmesti ne paties pasirinkti, tai bus labai sudėtinga, labai bus liūdna į 50 metų darbą, kurio nemyli. Ir dėl to ir labai svarbu neklausyti, kai jums pasako, pavyzdžiui, kad profkė tai neduok dievę, kolegija tai neduok dievę, yra tik universitetas arba atvirkščiai, būna visokių variacijų. Jums reikia konsultuoti su karjeros specialistais, nuvykti į vieną kitą įstaigą ir patiems pamatyti ir sekti savo vidinę ugnelę, nes jeigu nekapitalizuosit ant savo stipriųjų pusių, o bandysit forsuoti savo karjerą ant silpnųjų, tai bus labai labai paprastas receptas ir tiesus kelias, o gal net greitkelis į tokį liūdną gyvenimą tolesnį, nes darbas visgi yra neatsiejamas nuo gyvenimo ir tu vis tiek turi dirbti vieną ar kitą darbą, ar pats savo darbo vietą susikurti, bet tu vis tiek turėsi kažką daryti. Nebus taip, kad galėsi ką nori veikti per dieną ir tikėtis, kad gale mėnesio turėsi atlyginimą. Tai paprasčiausiai neveikia visuomenė, tai patarimas yra tiesiog sekite savo vidinę ugnelę ir tikrai turėsite ir užsakymų, ir darbų, ir pasitikėjimo iš visuomenės ir patys būsit gerokai laimingesni, nes savirealizacija yra labai svarbi
gyvenimo formą. Ir svarbiausia, nenueit per liūdėsi, per blogus pasirinkimus į monotoniją, nes monotonija yra žudikė tikrai. Jeigu tu kiekvieną dieną darysi visą laiką tą patį ir visą laiką tiek pat jo to nemėgsi ir lauksi kiekvieną dieną savaitgalio, tai tu būsi laimingas tik 2 dienas per savaitę. Ir greičiausiai sekmadienį nebebūsi laimingas, nes ateis pirmadienis. Tai būsi pusę penktadienio laimingas ir šeštadienį. O sekmadienį galvosi ir vėl pirmadienis, ir vėl reikės keltis, ir vėl eisiu ten, kur nenoriu būti. Tai čia ir yra palinkėjimas, kad būkite ten, kur norit būti. Gerai, dėkui tada žiūrovom, dėkui mūsų svečiui. Šis projektas nesibaigė, jeigu turite kokių siūlymų svečiam, tai galite drąsiai juos teikti komentaruose ar parašyti į studentų atstovybę. Ir tiek tam kartui. Ačiū, viso.